Man ši istorija prasidėjo turbūt prieš 40 metų. Tada Varėnoje turėjom pakankamai stiprų turistų klubą, keliautojų klubą, kuris keliaudavo po visą Sovietų sąjungą. Tuo metu darėm 4 kategorijos žygį, Užbaikaliai, Sibire, plaukėm Čajos upe. Buvo pakankamai sudėtinga kelionė, 2-3 savaitės žmonių mes beveik nematėm ir mūsų kelionės tikslas buvo Santaka Lenoj, iš kur mūsų turėjo paimti garlaivis. Tuo metu, kada baigėm kelionę, toje vietoje prie mūsų priėjo toks stiprokas, pasakytum, dzūkiškais dziedas, kuris kreipėsi tokiais žodžiais: nu ką, šitai miško broliai, iš kokios vietos jūs esat Lietuvoje? Tuo metu buvo keista girdėti, kadangi pasakius kažkur tai Sovietų sąjungoje, kad esi iš Lietuvos, tai išgirsdavai, aš žinau, tai ten Ryga, Talinas, o čia žmogus klausė, iš kurios jūs vietoj. Nu, mes pasakėm, kad mes esam iš mažo miestelio, kad jūs nežinosit, ten vienu žodžiu, o jisai palaukit, ką nežinosiu. Kas ten pas jūs arčiau? Vilnius, Kaunas, Panevėžis. Na, sakom, Vilnius, bet mes šiaip jau iš tokios Varėnos, vargu ar jūs žinojot. Na, tas žmogus, reikėjo matyti jo reakciją. Jis sureagavo taip, kad pacituosiu, вы знаете, что я вашей Варене 2 пули получил. Nu, šitas sako, ar jūs žinot, kad aš jūsų Varėnoje esu 2 kulkas gavęs, 2 kartus buvęs sužeistas. Na, pradžioje paklausėm, tai gal jūs čia su vokiečiais kariavo? Sako, su kokiais vokiečiais? Sako, su jūsų žaliukais. Na, kadangi jisai pakvietė mus pas jį pernakvoti, prie laužo sėdėjom labai ilgai, na ir pradėjom tiesiog domėtis. Tai sakykit, kur jūs čia Varėnoje sužeidė? O jis ir klausė, kadangi atmintis matomai pas tą žmogų buvo labai gera, sako, o jūs iš kurios Varėnos, iš 1 ar 2? Nu, tuo metu buvo kaip ir apjungtas, kaip jis vienas administracinis vienetas, jis pasakė taip, kad o įdomu, jeigu dabar viena, tarp jų kokie 5 geri kilometrai buvo. Sako, nu aš kodėl klausiu, tai pirmą kartą mane sužeidė Senoj Varėnoj, ten, kur malūnas buvo, kur buvo tiltas, nu, čia kalba ėjo apie Varėnės tiltą, kurio ten sugadino Lietuvos partizanai, ir jis tuo metu, kadangi jis buvo NKVD pulkininkas, vienu žodžiu, įlūžo. Ten prasidėjo susišaudymas ir jis pirmą kartą ten buvo sužeistas. Antrą kartą, kaip jis minėjo, mane sužeidė Zervynuose. Sako, mes ten, tarp kitko, paskutinį, kaip jis sakė, последнюю банду в Литве брали. Руководил ей тогда, čia vėl reikėtų nustebėti jo atmintim, nes jis tuo metu paklausėm, jis tuo metu dar negalėjo prisiminti, kas ten vadovavo, sakom, Šernas, Jurginas, ten Kardas. Jis tai pasižiūrėjo, sako, ne, mes šitus Mardasavę nušovėm. Он сako, дятел, как будет по-литовски? Генис. Так вот, Генис, он, между прочим, сам на своих и навел. Tada išklausęs pulkininko, NKVD pulkininko Titerino pasakojimą, pradėjau domėtis tą istoriją. Laikas linko, pamažu pasakojo žmonės, pamažu buvę politkaliniai, tremtiniai kažką prisimindavo ir kas iš to gavos. Per Dzūkiją frontas į vakarus persirito 1944 m. Liepos mėnesio viduryje. Rugpjūčio mėnesį kraštas buvo užtvindytas rusų armijos užfrontės dalinių. Nuo rugpjūčio pradėta į rusų armiją šaukti 19–35 metų amžiaus vyrus. Dainavos krašto vyrai buvo apsisprendę mobilizacijai nepaklusti, slėptis arba gauti dokumentą atleidžiantį nuo tarnybos. Kaimuose buvo jaučiamas nusistatymas vengti prievartą brukamos karinės prievolės ir pasilikti krašte. Pavienių asmenų slapstymasis miške perėjo į pirmas, mažas būriavimosi formas. Buvo stengiamasi apsiginkluoti ir mėginti vaduoti suimtuosius ir priešintis milicijos naikinamam darbui kaime. 1945 m. pavasarį į miškingiausiai Dzūkijoje Marcinkonių valsčių, Alytaus apskritis, atvyko Jonas Vitkus. Apsistojęs Kabelių kaime,
ir susisiekęs su vietiniais kovotojais įstojo į jų gretas, pasirinkdamas Kazimieraičio slapyvardį. Susitikęs su Druskininkų valsčiaus veikusio Žaliukų dalinio vadu Edvardu Juknaičiu Juozaičiu ir Marcinkonių Rudnios valsčiaus partizanų junginio vadu leitenantu Lionginu Švalkumi Šemu bei užsitikrinęs jų pritarimą ir pagalbą, 1945 metais, gegužės 7 dieną, Kazimieraitis įkūrė dzūkų grupės štabą, kurio svarbiausias uždavinys buvo suvienyti visus Dainavos krašto partizanus. Štabą sudarė 3 skyriai – operatyvinis, propagandos ir mobilizacijos. Kazimieraitis iš karto parengė ir išleido įsakymus partizanų būrių vadams su organizaciniais, mobilizaciniais ir operatyviniais nurodymais. Buvo įsakyta visiems partizanams priimti priesaiką ir vadovautis parengtais partizanų drausmės nuostatais. 1946 metų pavasarį susivienijusių Dzūkijos partizanų įkurtos Dainavos apygardos teritoriją apėmė dabartinius Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonus bei su jais besiribojančių Marijampolės, Prienų, Trakų ir Šalčininkų rajonų dalį, beveik visą Dzūkiją. Apygarda buvo padalinta į 3 rinktines – Dzūkų, Merkio ir Geležinio Vilko. Merkio rinktinė apėmė Varėnos, 1946 metais gegužės mėnesį pietrytinėje Alytaus apskrityje įkurta Varėnos apskritis ir dalį Alytaus apskrities rinktiniai vadovavo atsargos leitenantas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Rinktinę sudarė 3 batalionai. Iš viso Merkio rinktinę sudarė apie 130 veikiančių partizanų. Be to, kiekvieno bataliono teritorijoje buvo suorganizuotos legaliai gyvenančių partizanų grupės, kuriuose iš viso buvo apie 100 asmenų. Genio partizanų būrio aktyvūs koviniai veiksmai buvo nukreipti prieš okupantus ir kolaborantus. Partizanai preciziškai laikėsi konspiracijos, gerai pažino apylinkės. Būrio vadas Vaitkus buvo dirbęs miškininku, todėl įprastinėmis kovos priemonėmis atvira kova, miškų šukavimais, bunkerių paieška, būrys buvo nesusekamas ir neįveikiamas. Metais Genio būnių partizanai šioje vietoje padarė pasalą ir buvo sunaikinta kareivių mašina. Visi kareiviai žuvo, tai perpildė okupantų kantrybės taurę ir buvo nutarta bent kokią kainą surast ir Genio būrį sunaikint. 41 metai. Literatūroje rašoma, kad 49 metais būrys jau buvo sunaikintas. Bet čianais, toks niuansas, anksčiau kaip, kuo reikėjo daryti taip, kad partizaninė kova būtų baigusis kuo anksčiau. 1952 metų vasario 3 dieną dėl agento išdavystės Druskininkų rajono miške prie Randamonių kaimo MGB aptiko Kazimieraičio rinktinės štabo slėptuvę. Kautynėse žuvo rinktinės vado pavaduotojas Bronius Damulevičius Kelmas ir būrio vadas Jonas Sinkevičius Jotvingis. Kazimieraičio rinktinės vadas Drazdauskas Putinas buvo suimtas. Išgavusi jo parodymus, vasario 7 dieną tame pačiame miške aptiktas antrasis bunkeris, kuriame besipriešindami žuvo Gardino tėvūnijos vadas Povilas Damulevičius Danielius, Daugirdas, partizanavęs nuo 1944 metų, sužeistas ir paimtas į nelaisvę rinktinės štabo ryšių skyriaus pareigūnas Vytautas Treigys Karvelis. Budeliams pavyko palaužti Putiną ir Karvelį, abu pradėjo vykdyti čekistų nurodymus. Su jų pagalba 1952 metų gegužės mėnesį MGB suėmė DLK Vytauto tėvūnijos vadą Petrų Vaitkų Genį, partizanavusi nuo 1945 metų. Grupės vadas Petras Vaitkus Genys gegužės 17 dieną buvo iškviestas į susitikimą su kitos partizanų grupės vadu, kuris jau prieš tai buvo areštuotas ir priverstas dirbti su agentais smogikais. Petras Vaitkus Genys buvo suimtas ir iš karto apklaustas. Jo pavaduotojas Pugačiauskas Perkūnas tų pačių agentų smogikų buvo nušautas.
Iš tardymo protokolo matyti, kad jis nurodė, kaip atrodo grupės bunkeris, kas jame gyvena, kokia ginkluotė, viskas buvo išaiškinta. Tikriausiai buvo naudotos psichologinio poveikio priemonės, kadangi Vaitkaus žmona ir 3 maži vaikai buvo ištremti į Sibirą. Galbūt jam buvo pažadėta, kad juos grąžins iš Sibiro. Patyręs ir užsigrūdinęs partizanas, kuris nuo 1944 metų iki 1952 metų buvo miške, ne jaunuolis, 1910 metų gimimo, vis dėlto sutiko parodyti, kur yra bunkeris ir atvedė prie jo agentų smogikus. Tam, kad partizanas Genys ateityje galėtų būti agentų smogikų parankiniu, jo suėmimas liko paslaptyje. To negalėjo žinoti aplinkiniai, jokie ryšininkai, net ir stribai. Todėl tos 4 bunkeryje buvusius partizanus likvidavo. Žuvo bunkeryje 4 jauni partizanai: 25 metų Sadauskas karys, 24 metų Lukoševičius Balandis, 22 metų Peciukonis Banginis bei Česnulevičius Mėnulis. Sovietų saugumo dokumentuose užfiksuota, kad žuvusių partizanų kūnai buvo užkasti žūties vietoje. Iš MGB dokumentų yra išlikusi ataskaita Maskvai, valstybės saugumo ministrui Ignatjevui. Joje rašoma, kad gerai įrengtoje, į dzotą panašioje žeminėje, stipraus susišaudimo metu likvizuoti partizanai ir lengvai sužeisti spec agentai smogikai Aušra ir Žilvitis. 1952 m. vasarą jo buvo pasinaudota dar keliose agentų smogikų akcijose, siekiant sunaikinti paskutinius Dzūkijos partizanus, bet tų pačių metų rudenį jam buvo iškelta byla ir 1953 metais sušaudytas. Merkinės kalvų šitiek būta, ant merkinės kalvų po egle. Aš radau seno šovinio tūtą su gelsvu rašteliu viduje. Raidės tarsi laivai, kartais plaukia, kartais ne. Raidės lyg šautuvai taiko į mane. Po merkinės kalvom upėm plaukiant, po merkinės kalvom vandenį. Man gyvenimo dar tik tai laukiant, brido sutemas vyrai jauni. Vyrai tarsi kovai, kartais skrenda, kartais ne. Vyrai su šautuvais krenta už. Mes randamės prie Kazimieraičio rinktinės Genio būro partizanų žumimo vietos. Čia buvo jų bunkeris. Žuvo 4 jauni partizanai. Vyriausiam iš jų buvo 25 metai, jauniausiam 21. Bunkeris buvo padarytas toks kaip ir nestandartinis, kadangi pagrindė partizanų bunkeriai tai buvo gerai užmaskuoti ir faktiškai turėjo vieną ar geriausiu atveju 2 išėjimus. Ir kaip pasakojo žmonės, kurie ryšininkai dar likę gyvi, tai bunkeris buvo ir partizanų slaptavietė, bet kartu, galima pasakyti, tai buvo ir, dzūkiškai pasakius, grabas. Nes jeigu buvo rastas bunkeris, partizanai nepasiduodavo, tai įsigelbėt nebuvo jokių šansų. Šis bunkeris buvo įrengtas truputį kitaip. Viena dalis jo buvo virš žemės su langeliais ir reikalui esant, jie buvo galima tuos langelius pritaikyti kaip ir gynybai, šaudimui, tarsi buvo šaudimų angos.
Tai kada vadas kankintas vis dėlto neišlaikė, atvedė smogikus prie bunkerio. Šitam bunkerį buvo 4, kaip sakiau, partizanai. Priėjęs vadas paklausė, ar visi namuose. Iš bunkerio buvo atsakymas, kad visi namuose. Tada smogikai atsitraukė ir prasidėjo bunkerio šturmas. Buvo apmėtytas bunkeris granatomis, atidengta kulkosvaidžių, automatų ugnis, šaudoma iš signalinių raketų. Aišku, pirmą kartą partizanai gal ir sutikti, kaip sakoma, užklupti, nepasiruošę, bet greitai susiorientavo, atidengė atsakančią ugnį, buvo išmestos kelios granatos, kurios sužeidė okupantus, berods 2 okupantus sužeidė, bet aišku, kova buvo nelygi, kadangi smogikų buvo daug daugiau, užėmė geras pozicijas ir 4 partizanai žuvo. Tai buvo Minulis, Balandis, Banginis ir Karys. Partizanai žuvo ne nuo okupantų rankos, matydami, kad įsigelbėt vilties jokios susisprogdino. Kaip pasakojo žmonės, kurie ryšininkai, paskui vienas vadovavęs šitam puolimui karininkas bunkeryje buvo ir mergaitė. Nes buvo rasta bateliai, suknutės liekanos. Manoma, kad tai buvo vieno iš partizanų sesuva. Dzūkijos miškuose yra daug išlikę bunkerių duobių, kur partizanai, nenorėdami gyvi pasiduoti, susisprogdino. Vienas bunkeris yra netoli Nedzingės, Vartavalakio miškuose. Kaip pasakojo mano tėvukas, jis buvo nedidelis, 12-13 metų, išvažiavo malkų ir netyčia užvažiavo ant bunkerio, kurį statė partizanai. Na, nusdavė, kad nemato jų, visa laimė, kad sėdėjo nugarą į bunkerį, nuvažiavo toliau, bet vakare atėjo partizanai ir tėvukai įsivedė, pastatė gale namo, sako, ką matei miške? Tėvukas sako, nieko nemačiau. Nemeluok, ką matei miške? Nieko. Ir taip kelis kartus, na, vienas iš partizanų Vinkevičius sako, gerai, kad nieko nematei. Gerai, kad nieko nematei. Bet jeigu mums kas nors atsitiks, tai ne tik tais jūs, bet ir visa jūsų giminė nueis dūmais. Tėvukas net savo mamai nesakė, kad tenais, kaip sakoma, jisai matė tą bunkerį. Tik tais po daug metų, kada atgimimo laikais, jie kalbėjo su vienu tokiu Pigaga, buvusiu partizanų ryšininku, tėvukas jam papasakojo šitą atsitikimą, jisai netgi ryšininkas. Sako, nu, nežinau šito dalyko. Kaip tik stovim Perlojo šventoriui prie perlaidotų būtent genio būrio partizanų. Jie buvo perlaidoti prieš 10 metų, kada po Dalių Žygelio ekspedicija, kuri ištyrė, kuri rado palaidus. Ir čia jie atgulė jau galutinai savo amžino palaidojimo